Nežinau, ar čia nuo česnako, ar čia nuo tų dūmų, bet žinokit, net šnekė. Sveiki, kol dar sniegas neištirpo visas, reikia sugalvojau kažkaip išnaudoti tą žiemą, kad jau šiemet tiek daug tos žiemos turim, reikia ir pasinaudoti. Ir kažkaip nuo pat žiemos pradžios galvojau, kad vienas iš tikslų būtų pastatyti sniego namą. Aišku, nežinau, ar tikrai jisai pavyks, ar tikrai normalus pavyks, bet šiandienos tikslas, kad už kelių valandų kažkur šitam lauko plote stovėtų namas, tuo pačiu eisim kažką pasigaminsim skanaus pietum ir manau, kad puikiai praleisim dieną. O dabar ką, turbūt reikia netempt laiko ir kast didelį kalną sniego. Šiaip turbūt yra du variantai, šiemet mačiau daug kas stato tą iglų tipo namelį iš gabaliukų sniego, kaip čia pavadint, bet aš pasirinksiu gal kažkiek paprastesnį. Pirmiausia, sukasim didelę sniego krūvą, o tada tiesiog bandysiu vidų skaptuoti. Ten apačioje yra toks vandens telkinys, nemažas vandens telkinys, Kauno Marios, bet manau, kad ten į apačią nėra ko leistis. Čia sniego tikrai daugiau, sniego reikės, tai dabar tik tai reikia kažkaip įsirinkti visiškai tikslę vietą. Tokį viduriuką galvoju, kad vis tiek sniego reiks daug, iš visų pusių reikės kast. Tai kažkur jaučiu čia vidury ir pasirenkam šitą vietą. Aišku, turbūt viskas būtų paprasčiau, jeigu visą šį eksperimentą darant prieš porą savaičių, kai sniegas buvo netoks šlapės. Svarbu, kad jisai limpa, bet dabar jisai jau toks labai šlapės, nes +1 temperatūra. Tai aišku, ant rizikos, kad bestatant namą jisai jau pradės byrėti. Bet manau, kad +1 dar ta tokia legali temperatūra. Nežinau, kodėl galvau, kad čia lengvai statysis, nes šiaip sniegas tai sunkumo neblogo ir nežinau, kokio čia maždaug aukščio reiktų. Jaučiu mano pačio kažkur aukščio, tada į pločius pradėti plėst ir reikia nepamiršti trambuoti, ne? Aš čia taip spėlioju. Ar čia kažkas gausis? Ten ant ten. Jeigu koks bobketas atvažiuotų pasiūlyti sukas sniego krūvą, aš neatsisakyčiau, žinokit, pagalbos. Ta forma tai kol kas kažkokia biški, nei šiokia, nei tokia. Kažkaip reikės po to tą šonus apdirbinėti jaučia. Nes kas iš to, jeigu aukštį padarysi, bet šonai bus siauri, tai ten nieko neįskaptuosi. Man labai įdomu, aš čia ne per mažai trambuoju, nebus, kad kai pradėsiu vidurį kapstyti, man visas stogas sugrius. Jaučiu čia toks ant rizikos. Bet reikia kas, po to man atrodo, kažkaip reikia bent jau valandai palikti atsistovėti, sniegas dar kažkiek tai sukris ir per tą laiką bus galima įsikurti laužą, pradėti pietus gaminti. Matau, su malkom irgi bus miške ne pati geriausia situacija. Biški gal ne iki galo pagalvota buvo. Kažkaip suksimės. A few moments later. Nu ką, žinau, visai gal ir nežinau, kaip per video atsispindi, bet ta krūva biškių už mane aukštesnė, tai jau visai neblogai. Aš nežinau, tokia iš vienos pusės geriau, iš kitos biškių blogiau. Manau, kad visai neblogai, dar bus galima biškį padaužyti su kastuvu, patrumbuoti ir tegul stovi kokią valandėlę. Dabar bus galima, nežinau, žiūrėti, kur čia tą savo kiemą ruoštis, kur valgyti gaminti. Šiaip yra ten tokia ale stovyklavietė, pavėsinė, laužas, bet turim visai šalia ir čia. Ten gal po tokia didesnė laužavietė, bet aš gal noriu savo kiemę laužą turėti. Aišku, rizika įdomu, dvi rizikos. Pirmiausia, ar aš tą laužą turėsiu su šlapiom malkom, o jeigu vis dėlto turėsiu, ar ta ugnis per kokius, nežinau, 3 metrus mano namelio netirpdys. Bet jaučiu surizikuosim. Dabar ką man vaikščioti ten tolyn, kai aš galiu čia šalia.
šiaip gerai malkų yra, bet bent jau porą pagalių prokrom įsidėjau, kad, nes su šlapiom malkom turbūt tikrai būtų sudėtinga užkurt. Porą sausų, manau, kad pagelbės tikrai. Kol sausas malkas, tai tikrai degs. Kas bus vėliau, neaišku. Tai sveiki atvykę į Sporto Fano virtuvėlę. Turim mėsą, turim daržovių. Pamatysit, ką mes šiandien gaminsim. Naudosim kiaulienos išpjovą. Man nežinau, čia dar kaip receptų kokią laidą reikia viską pasakot. Gal papasakosiu, laiko juk turiu. Susipjaustame gražiais griežinėliais. Ne per stambi, bet ir ne per smulkiai. Kubeliais, ne griežinėliais. Bet realiai ir griežinėlis nuo kubelio kažko tai labai skiriasi. Nelabai turbūt. Toks griežinėlis, kubelis jau čia žinai. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Mėsą susipjausčiau, dabar svogūnas. Tada česnakas, žodžiu, biškį nuo svogūno pavirksim. Bet ir nuo laužo dūmų. Čia pakankamai jau, man atrodo, tų ašarų toj bus. Kaip matot, iš mano blizgančių akių. Česnaką aš jau susipjaušiu, tai yra svogūną. Nežinau, ar čia nuo česnako, ar čia nuo tų dūmų, bet žinokit, net šnekėt. Čia yra žiauru, žinokit. Žodžiu, tą susipjaustėm. Turim 2 morkas, kurias dabar irgi susipjaustysim. Ir žinoma, nepamirštam bulvyčių. Aišku, jūs jau galvojat, kad aš čia cepelinus turbūt virsim, bet ne, žinokit, ne cepelinai. Žinoma, nepamirštam ir pasiprieskoniuoti su kiaulienos prieskoniais. Kiek čia pilt? Pilna? Jau turbūt klausimas, kodėl aš čia dabar jau durį sniego. Tiesiog nuo laužo nuėjau, nes jau atsibodo verkt. Visas ašaras išverkiau, kad ir kaip graudu. Žodžiu, tai toliau nuo laužo, nes jau tie dūmai graužiantys, sakė, tikrai grįsa. Tai dabar pasisakyk, kad dėsim puodą ant ugnies ir lauksim kuolikais. 2 seconds later. Ką man padaryti? Uždėk ant laužo, reikia aliejus įpilti. Kaitinam puodą su aliejum, palauksim kuolikais ir dėsim ingredientų. Aliejus atrodo įkaito, galim ir mėsą dėti ir truputį apkepti. Mėsa apkepė, galim ir daržovės dėti. Man sako, gal išima mėsą, bet geriau daržovės apkepinus, kai aš jau valandą laiko šitą mėsą išiminėsiu. Žodžiu, man atrodo ir taip iškeps viskas. Morkos, česnakai, svogūnai. Pramaišam ir tegul toliau savo atkepinėja. Skonis dar geresnis būtų pomidorų pastos. Ko aš čia šaudu? Manau, kokius 3 šaukštus pradžią. Dedam bulves. Kaip visada biškį pramaišam. Tada trinti pomidorai. Čia neužsidegs mano mentelė. Ir tada pilam daug vandens. Aišku, jeigu vandens neturit, galit naudoti ir sniegą. Niekas nuo to labai nenukentės. Ir pramaišam. Ir paskutinis ingredientas. Porą auksinių kubelių. Čia jeigu ką, sultinys, kad skonis dar geresnis būtų. Porą kubelių, pramaišom ir paliekam virti. Aš jau savo galvoju ramiai, ką traškinukas traškinasi, pavalgau ir galima bus namo. Bet tada prisiminiau, kad mes iš tikro tai čiagi ne dėl traškinuko atvažiavome, dėl šitos sniego krūvos. Jeigu atvirai biškį nervinosi, tiksliau jaudinosi, nes nežinau, ar čia per tą valandą laiko susisluoksniavo gerai. Man kažkaip baisu, kad biškį kai gilin pakasiu, čia viskas toj sukris.
Šiaip turbūt mažesnis kastuvas, su kuriuo būtų galima ten viduje pasidaužyti praverstų. Bet tokio nėra, tenka naudoti šitu, o po to jaučiu su rankom, reikės kažkaip kapstyti. Nu, kol kas negriūna, jau pradžia visai nebloga. Nu, šiaip čia vietos, tai ką, žinau, aišku, dar jau įlyst galima, bet reikia dar į šonus platinti, aukštį matau didint. Mano tikslas, kad kažkas tokį, kad savo troškinį galėčiau valgyti savo name. Tada sakysim, kad tikslas pasiektas. Nu, dar manau, ten biškį galima tolyn kast, bet gal pabandom į vidų užeit. Bet manau, kad turėčiau gal tilpt visai. Čia kažkaip čiuošti reikia. O, gerai, jau galvo telpa. Kojos. Nu, jeigu... Taip. Tai jau visai neblogai. Dar čia, manau, visai galima praplatinti, kad būtų dar erdviau. Jeigu nesugrius, bus tikrai gerai. Hei, žinot ką, reikia turbūt eit pažiūrėti, kaip mūsų troškinys. Ar dar vietoj, ar dar laužas dega. Ir bus galima toliau pratęsti kasimo darbus. Biškį karšta, bet troškinukas, matau, sėkmingai verda, troškinasi, malkų nereikia. Einam kast. Kaip čia gerai įsimatuoti, aš neįsivaizduoju. Dar norėtųsi jį tolyn iš šitą pusę pratęsti, bet nesinorėtų, kad bekasant sugriūtų. Šiaip turbūt dar ten galėčiau visai ir kast, bet man atrodo, einam į vidų. Gal nerizikuoti reikia. Aš jau galvoju, kad čia visai normaliai turėčiau tilpt. Tai ar mums čia reikia be reikalo, kaip sakau, rizikuoti ir... Nu gerai, dar aukščio galėtų čiūčių daugiau būti. Manau, iš tus kraštus biškį reikia dar prasidaužyti, kad galva geriau tilptų, nes į aukštį tikrai dar čia turim. Stogas gal neįgrius. Manau, 5 minutės darbo. Ir man atrodo, galėsim jau eiti ir to troškinio žiūrėti ir išbandyti, kaipgi čia pas mus naujose namuose valgysis. Namelio kasimo procesas jau į pabaigą, bet ir maisto procesas į pabaigą, tai visai čia su laiku gerai, ką pramaišom. Ir lieka paskutinis ingredientas, tai biškį žalios spalvos. Maišom, pramaišom, dar kelias minutės pasitroškins. Įsiruošim savo namelėje virtuvę, tiksliau valgomai, ir galėsim eit valgyti. Būtų galima turbūt įėjimo duris biškį padidinti, bet manau, kad nereikia, nes papildoma rizika mums nereikalinga. Jau padidinau įėjimo lubų. Pabandom įeit. Manau, kad jų galvą turėčiau irgi visai. Va, jau galiu normaliai sėdėti ir šonuose. Šiaip įdomu, kaip atsispindi per kamerą. Nes šiaip vietos, tai... Lema, čia manau, kad nedviese galėtum laisvai pavalgyti. O miegoti, jeigu taip ruošiantis, aišku, tikrai nemiegosiu. Čia būtų smagu, kad nors ir tokią pramogą išbandyti. Bet reikia kažkaip biškį savo šalčio limitus padidinti. Tai irgi jau galima sakyti, kojos tarpdurį, o man čia dar galvoja, žodžiu, bet jeigu miegojimų ruoštumės, tai faktas, kad biškį ir didesnį darytum. Ir ar jūs pasiruošę galutiniam rezultatui? Namelis štai va ir romantiška vakarienė sniego namelį. Jūs pažiūrėkit, batonas, troškinukas ir aš jums sakiau, čia vietos per akis 2. Vienintelis gal, dar čiut aukščio norėtųsi, kad taip, jeigu normaliai atsisėdi, tai remiasi galva. Bet šiaip neblogai. Ką dabar? Atėjo metas paragauti šio ypatingojo mano troškinio. Kaip ir buvo galima tikėtis, sporto fano virtuvėlėje visi patiekalai patys skaniausi ir visi geriausi, žinokit. Būtinai išbandykit.
Jeigu rimtai. Jeigu tik tai pasistatyti, be jokio maisto, gal biškai mažai pramogos, aš visada tokiose vietose matau visą komplektą. Namelis, maistas, arba vėl ten kažkas tai būtų. O maistas gamtoje visada skanesnis, taip kad skanaus, kas valgo. Mes pavalgom, turbūt namelį paliekam, tikrai nenugriaunam ir bus galima ruoštis namo. Šiemet tokį ilgą, šaltą žiemą turėjom, bet tik tai vasario gale pirmą kartą užlipau ant Kauno marių ledo. Kažkaip matyti ne žvejys. Žvejų tai matau yra vienas, kitas visai nemažai čia. Dar visi naudojasi proga, kol ledas, o aš ką? Pastačiau namą, pasigaminau valgyt, įvykdžiau visus savo tikslus, daiktai supakuoti, šiukšlės irgi visos surinktos, kaip ir priklauso visada gamtoj. Ir šiam video tiek. Šiaip džiaugiuosi pagaliau įvykdęs tikrai apie tokį sniego namą. Aišku, galėtum galvoti, kad kitą kartą dar didesnį statyti, vėl kažką, tai kažkokių naujų iššūkių įsikelt. Bet šiaip džiaugiuosi, kad bent jau tokį pirminį tikslą padariau. Šią žiemą gal daugiau ne, kitą žiemą manau, kad bus galima kažką sugalvoti ir kitokio. O jeigu jau tu pažiūrėjai šį video, tai paspausk laiką, pasubscribink ir dar komentaruose gali pasidalinti, koks tavo santykis su žiemos pramogom, slidinėjimu, sniego namų statymu ir visais kitais panašiais dalykais. Šiandien tiek ir susimatom kitam video. Iki!